Už tai neš į Nu, kolonas. atsimušt gali gal. Taip, viskas, kai busit pasiruošęs, sakykit, aš jau pasiruošęs. Taip, nu tai dar su lygiavimą pažiūriu paskutinį kartą. Gerai. Važiuojam. Jeigu norit, galit kėdę pasistatyti ir pasidėsit ranką ant kėdės. Ta prasme, kur? Ne. Ai. Meni, kad telefoną Ai, supratau, galit supratau. kremti kėdės atkaltę. Aš iš karto ir pieš turiu, ne? Taip iš karto realiu laiku. Dar nieko nematysit, nes labai mažos jėgos kol kas, tik 2 newtonai. O. Va žali laukelio, jeigu atkreipti dėmesį į viršutį. Aha, jo, matau. Realią jėgą, realų poslinkį. Va, jau pradėjo truputį didėti, 3,7, 4, kas labai nežymiai. Nu, kol jis prisispaus, matyt dabar kol kas tik tai tą Guma. gumą spaudžia. Nes pagal mane tai turėtų, pagal medžiagą turėtų žaibiškai kilti. Nu, ne žaibiškai, labai greit. Nu, dar tos atramos kažkiek elastingos, čia irgi plastikos yra, tai... Nu, galbūt tai, kai susikompensuos, viskas turėtų paspatėti. Tai kas paklota dar kol įsiverš. Nu, va, dabar jau daugiau mažiau stabiliai jėga kyla. Ir pradeda greitėti truputėlį kilimas. Jeigu jūs norite, aš galiu pafilmuoti. Tai, tai gerai, tai vis tiek tos duomenės paskui turėsiu, šiaip čia dėl bendros dokumentacijos, taip sakant. Koks augimas. Čia labai lėtas reikalas. Greitis mažas. Kol kas tik 100 newtonų. Reikėtų įdėti screen record. Programėlė. Žinai, draugaus su šitą sistemą. Man atrodo, mes bandėme. Nepavyko. Kažkur tai bandėme. Nepaėjo. O, jau pradėjo stipriai jėga lipti. Tada skaičiai. Mok. Į viršų. Išaugo tas kreivės gabaliukas. Kur vizualiai jau artėja link 500. 50 kg. Tai čia. Na, kol kas nedaug. Jeigu mes viršysim 5000, tai nepergyvenkit. Paskui, svarbiausia 10 000 neviršyti. Paskui mastelis pasikeičia automatiškai programose. Matosi kreivė pakankamai reiškiai, normaliai. Bėg stačiai dabar. Labai stačiai, labai stačiai. Nemanau, kad 5000 pasieks čia, nerealu būtų. Ir manau, kad mes bereikalas tas palpučių padėmė, žiūrėk, 3,5 mm jau beveik 1000 newtonų. Tai greičiausiai sulūž, greičiausiai. Aišku, kol nežinai. Vizualiai nesimato kol kas. Poslinkis 4 nepilnai milimetrai, iš jų Bet iš pusė tų, milimetrų ko kompensacijai. gero galima vos ne 3 atmest būtų, kol viskas Guma. sugulė į vietas, kol guma susispaudė 2, sakyčiau, pagal kreivę 2. 2 pusę. Pusė to, kas dabar. O, jau kaip bėris liko. Čia galima būtų tai kryviai brėžti šitai. Klausimas, ar vienu kartu sutrūks, ar pradės trūkinėti. Jūs vieną turit pasidaręs? Kol kas taip. Pirmas blynas, taip sakant. Įdomu, užpildą pats konstravot. Jo, tai čia tiesiog su 3D spausdintuvu iš PLA atspausdinta mintis, kad
nu vis tiek, anglies yra tiek didesnė takumo riba ir elastingumas stipresnis, kad realiai tas užpildas jis nieko kaip ir neturėtų daryti, nu apart kompresijos galbūt kažkiek, nu dėl geometrijos tokios. Tai realiai aš tiesiog į kuo lengvesnį atspausinu, kad nu, būtų forma patogiai kloti medžiagą. Nu, čia panašiai kaip tas sumuštinio kompozitas ten būna su, nu, ten su puta, ten ar tais honikombais tais vadinamais ir panašiai. Tai tiesiog čia iš karto jau formų, kurios nori. Nu va, jau mes to turėsim 350 kg. Net nespėjau. 350? 3,5 kilonitono jau. Eina, paklon. Aš tikėjausi, aš realiai galvojau, kad čia 150 ir viskas bus jau. Tai to 400 bus. Eina, paklon. Nu jo. Reikės atsiprašyti Olseno. Ojei. Galimas dalykas. Žinokit, jeigu mes pasieksim 9900, aš turėsiu stabdyti. Nu tai taip jau, suprat. Ne, bet dabar užduota iki 5. Taip. Tai Ne, čia yra tik tai apribojamas skalės. supratau. Jis- Jis jis paskiau gal- persiskaičius. Jis ten jo Persibraižys. persibraižys, jo, jokių problemų. Bet, nu jo, mano skaičiavimai tada reiškia visai pro šoną buvo. Čia aš persistengiau truputį su šitą detalę. Net nereikės tokios stiprios iš tikro. Geras. Bet reikia turėti galvoje, kad čia, sakykime, labai nedidelis atstumas tarp atramų. Taip. O Aha. šitas labai žaidžia. Čia labai žaidžia tas dalykas. O kaip... Norint, kad būtų įmanomai, sakykime, geresni tie duomenys, reikėtų bent jau 20 tų skersmenų. Ai, 40. Na, pagal standartą. Ne, Tai 20 skersmenų tai būtų Skalinė. 80 cm. 85 cm. Nu šakės. Jokios deformacijos nematau. Tai greičiausiai ir nebus. ne, deformacija yra. Nu, kaip vizualiai gal nelabai matosi, bet tai tikrai yra. Ne, tai tikiu, bet... Nes yra, va dabar jau 6, greit bus 7 mm, Aha. o pradžioje, jeigu mes tuos 2-3 atmetam, tai jau 4 mm mes 4-5 jau. turim. Šakės. O skalė, sakėt, pasikeis, nepasikeitė? Čia pas Pasikeis paskui? baigus bandymą. Okay. Iš karto, kai tik tai sustabdysim, arba nuluš, Taip. kai sustos, traversai į viršų ir skalė pasikeis, bet aš įtariu, kad jau mes turim 7000. Geras atramas padarė. Nu jo, čia dabar jau, tuoj mes atramas testuosim, man atrodo, o ne detalė. O kažkas. O prasideda. Viskas. Jo, jau buvo. Pirminiai lūžiai, bet jie kol kas didėja. Bet iš esmės tai viskas, reiškia, iki to... Jo. Taip. Bet dabar va, Jo, klausimas, kas priežastis. Gali būti taip, kad per trumpas bandinys ir koncentratorius yra grinai dėl kontaktinio, mažas kontaktinės paviršius ir galėjo kevalą sugniuždyti. Nu jo, Nes čia... norint jį gražiai nulaužti, tikrai tos tarp atramų turėtų būti gerokai daugiau. Tai O kiek- taip kaip šonė, Aha. traversą ir... Tai jūsų atveju paskaičiavo Valdas, kad turėtų būti beveik... Sopanas 85 cm. 84. Pagal diametrą. Ai, šitaip reikėjo daryti. Supratau. O, nu va, jau. Jis jau šneka. Šneka. Jau matau ir pagal jėgą. Va, jėga pradėjo sakyti, pamasavo rankelę ir eina žymiai. O, nu gerai žiūrim. Tuoj susitiksim grafikai. Toj vietoj. Pareis. O, Viskas. jo. Nu kaip, dar šiek tiek laiko, bet iš principo galima ir Nu, stebėti. taip. Matot, koks kritimas. Bet dar laiko, dar va, Laiko. Nu, dar pažaidžiam. Jeigu laiko turi, Tai. 250 kg dar. Tai to jo, dar Dar jau tiek. po lūžio tiek. Reiškia, jūs, jeigu aš gerai pastebėjau, paskui pažiūrėsim, jūsų šitą bandinys atlaikė apie 750 kg. Kažkas sakė, jo. Eina apie kon. Nu, aš čia persistengiau, reiškia. Nu, geras. Aišku, gerai, Tai čia- tai tempas pasiskaičiau. Nu tai man paskui vis tiek aš iš to bandysiu išsivedinėti, kaip sakant, kad jau realiom detalėm kažkaip. Pagal šitą jau galima bandyti skaičiuoti. Nu, tai Tai sakau, kai tas mažas atstumas, paskiau daug tų veiksnių, kurie
turi įtakos sujungimui. Užtat mes tuos irklus ir bandėm, tai kiek atstumas apie metras buvo. Metras 10. Metras 10. Gerai, bet tai jeigu ruošinys yra per trumpas, tai meluoja, taip sakant, rezultatai į kurią pusę? Ne, jie nemeluoja. Čia kaip, kalbant apie tarkim, medieną, yra anizotropinė medžiaga plus daug visokių ydų. Mes galim paimti, bandyti tokį bandinuką ir galim paimti, bandyti tokį bandinuką kaip sija. Tai kuo mažesnis bandinukas, tuo visų tų ydų, sakykime, anatominės struktūros įtaka ir bandymo metodo yra didesnė. Kuo skalė bandinio yra didesnė, tuo mes labiau eliminuojam visus tuos smulkmenas, kurios įtakoja rezultatą. Tuo mes arčiau fakto. Nu taip. Ir praktiškai netgi, jeigu kalbant apie statistinį patikimumą, tai jums, čia aš suprantu tik tai prisišaudimui. Taip. Bet šiaip reiktų daugiau ruošinių. Taip, žinoma. Taip kaip meškerės, jeigu mes tą vamzdelį pjautume tokį ir laužtume, sakykime, gautume vieną rezultatą ir to gan turbūt nedidelį įlinkį. Jeigu mes paimtume tokį, mes gautume didelį įlinkį, nes, kaip, sakykime, angliaploščio ta meškerė kitą kartą, rodo, tu mus žvejojas, suriečiai baronką, tai mazgais vos. Tai nelūžta. Jeigu tu norėsi mažą gabaliuką laužti, įtaka bus to, kaip tu jį sugriepsi, kiek kietai, kaip koncentruosi tuos įtempius taškuosi. Tai, aišku, ir sąnaudos didesnės to mokslui, tai visada eina kuo minimalesnės sąnaudos, kuo mažesnis bandinys, kuo mažiau, sakykime, kuo mažesni kaštai visi. O kai kalba apie gaminį, kuris bus naudojamas, ten jau, sakykime, eini arčiau to tikslesnio rezultato, arčiau fakto. Na taip, be abejo. Bet kaip čia taip įdomiai, nebekinta ta jėga? Čia jis tiesiog dabar tiek deformuojasi, reiškia, ir... Jisai įtrūko, arba, sakykime, ten įlūžo ir viskas, jis jau nebeteko to pirminio. Standumo, struktūra tebe laiko kažkur. Kažkiek laiko. Gal žiūrim, kaip jisai dabar neištraukus. Pamatysim ištraukus, kaip jisai sutrūko. Čia nesimato jokio iš apačios. Šiaip turėtų būti pagal idėją, bet... Šiaip... Anoj pusėje sugniuždyta yra. Ai. Tai nesimetriškai gavosi, ne per apačią, ne? Ir čia jaučiasi jeigu... Jo, matau. Aha. Atsargiai be akinių, kad kokia plaiša. Taip. Akis svarbiau. Ir mes jau atmetus tą pradinį prisišaudimą nuėjom 10 mm. O, dar. Bet tas traškėjimas, toksai šitie trūkiai, jie pasipriešinimų įtakos jau neturi visai. Jisai subliukš galiausiai. Ir vis tiek ta kreivė nuvažiuos į nulį. Tai čia nebėra jau prasmės jisai. Tai turbūt, tai galim ir statyti greičiausiai čia. Suklupo ir... Aš kažkaip iš viso truputį prisibijojau, kad jisai susigniuždys pirmiau, negu kad nuo lenkimo lūž. Gali ir tai būti. Gerai, stabdau ir žiūrim, ką mes turim. Kai trumpas bandinukas ir didelis skersmuo rizika yra. Matot, net nerodo šitos dalies, todėl kad jau yra nebereikšminga. Jūs taip. Duomenis turėsit, galėsit nusibraižyti. Taip. Tai va, pirmas lūžis buvo ties 7 tūkstančiais, 7 tūkstančiai, to palaukit, aš pasakysiu. Ne, čia man ne readingų reikia, login kursorius reikia, kur tas login kursorius. Va. Reiškiasi, va. Taip, kažkas 7,088. O maksimum? Maksas 7,664. Kaip Anapurna panašiai, jeigu čia į metrus pervesti. Ten kažkas irgi netoli 8 kilometrų. Forma tai panašiai. Gerai, jūs panagrinėkite, aš iš karto plešą atsinešiu ir tada duomenys jums iš karto permesiu. Įsikeisim taštais. Lipo. Taip. O, kaip įdomi, jo. Tu vis viršus suklupo. Apačia ne. Geras. Aha. Trūkio metu, reiškia, tai, kai jis priėmė kaip trūkį, yra va šitas taškas, 6872
Newtonai. Reiškia, čia buvo pats didžiausias kritimas, šitas pagrindinis trūkis jūsų. Tai nėra galutinis trūkis, bet tas jau didžiausias. Nu, taip. Jeigu žiūrėt lenkimą, čia tempimas, čia gniuždymas. Taip, ir netempimas, gniuždymas šitoje vietoje buvo tas silpnoji, čia net jie matosi užlipo vienas ant kito. Jaučiasi. Nu, taip. Reiks pasigalvoti, kaip tą, taip sakant, kaip to išvengti. Modeliuojant ant to tritaškio priklausomai tai, kaip pridėta jėga. Vis tiek apačioje bus tempimo įtempiai, ir viršui bus gniuždymo. Nu, taip, visada taip jau. Tie gniuždymo įtempiai, kritiniai bus ten ties tuo pirmų trekštų turbūt. Kaip dabar pavadinti, kad jums aiškiau būtų šitą duomenų failą? Excelinį. Tiesiog cilindro lenkimas, nežinau. Nu, bet tikrai. Aš kažkaip galvoju, kad ten tempimo bus, bet... Gerai, aš tuoj sugrįšiu flešą atsinešiu. Jeigu jisai būtų ilgesnis, tada klausimas, sakykime, ar koncentratorius šitoje vietoje yra